Sveiki, mėlyje žiūrovai. Šiandieną turėsime šiek tiek kitokį tipą suvažiavimą. Žaisime mašinų orientacinės varžybas, kur reikės suvažinėti į tam tikras vietas Vilniuje ir jose atlikti paskirtas užduotis. Taigi pasimkite gėrimų, užkandžių, prisėskite ir mėgaukitės šiuo meno kūriniu. Ir beje, nepamirškite pasubscribinti, juk negaila. Sveiki atvykę, šiandien bus raidas, jis bus kitoks. Kuom kitoks? Kitoks raidas bus, nes vyks orientacinės varžybos. Mes turim vairuotoją, kuris yra organizatorius, tai mes dviesi su Ignu kažką turėsim čia chimičint. Aš biškiai apsirgus, tai mano smegenys neveikia, tai šiandien smegenys yra Ignas. Tu esi veiksmas. Aš būsiu tiesiog dėl grožio. Nu, blėt, sunkiai karočią tada bus šiandieną mums. Numušam ką nors. Davai. Daugokai žmonyčių. Aš, blėt, pamiršau, žinok. Sorry, galva nedirba šiandieną. Kaip tu? Gerai, zdravas. Jo, filmuosi būtinai. Kamerą uždengsi. Tai neslėpynės gi bus. Nu panašiai. Nu, tai padarysim užduotėlės, važinėsim antrą. Nu, man atrodo, Gerimų arba rūkimų bus. Susuka seka. Kas daugiau iškers? Va, keliu ranką iš karto galiu, aš keliai Savo vėsėdinį. užduotėlės padarysim. O turit ką? Jo, palyvom, tai va į parduotuvę. Nebeparduoda jau, blėt. Tai pas mane namai netoli. Tai palieksim, išlaikykit. Pralošit, blemba. O ko, jūs čia 3 komanda? Blėt, Nori irgi komandą. pas pane karočiai yra komanda Vakarė, kuris serga, ir Karolis, kuris nieko negali daryti. Tai aš čia vienas darysiu viską. Jis organizatorius, tipo, kūrė užduotis, tai jis negali, nu, tipo... Tai šitą klausyk informaciją gali pasidaryti? Jūs ir taip 3, blėt. Kiekvienam automobiliui atskirai paaiškinsime užduotis ir taisyklės, bet labai trumpai, aiškiai nėra labai realiai ko. Kaip daryti? Nu tai senukų aikštelę važiuojam, tu klausai, ką sakė. A, ne, negirdėjau. Blėt, vis dakar čia klausimą paklausė, ar normalaus, bet aprėkė, na. Tiesiai. Gal nesiklausė tuo metu žmogus, blemba. Reikia klausyti, aš Kodėl? nesuprantu, kam aiškinote. Visiems važiuoti senukų aikštelę. Jo, A, visiems važiuoti. sustosim tipo varelę ir tada. Šaunam į pirmą tašką, važiuojam, būsim pirmi, beveik. Vakarė! Vakarė, sės! Kur vakarė? Vakarė! Sės! Tai tu sėsk į priekį. Kol sėdėm čionais, aš manau, gal reikia atsidaryti vieną programėlę. Tu turi atsakymus? Ai, šitą. Čia irgi Čia atsakymai. atsakymų daug, žinok. Gyvenimiškai. Aš turėjau 3 akkauntus, man visus užbanino. Rimtai? Dėl ko? Nežinau. Tipo nedraugiškas buvo. Ne, aš labai draugiškas. Ai, per daug draugiškas. Jo. Šiandien aš nervuota, žinokit. Jo, jinai atsidarys tam Tu būk nervuota ant mūsų priešų, ne ant mūsų, nes mes tavo komanda. Ne, ant jūs, aš ant šalia dabar esu. Gerai, maladėt. Taip ir toliau. Ką aiškinamės? Programėlės nebuvo paleista. Tada galvojam testinį padaryti. Įsivaizduoju, jeigu neveiks dabar programėlė. Taip, nes visi turi mestis po pitaką. Tiksliai, kas prapisa, tas sumoka už programėlę. Bet prapisim, seniai. O dabar gal leis. Na, blėt. Kvepia, čia Chanel. Jo. O Girdi, o kiek čia kilovatų? Kur? Sužinosi, o tai traukia? Čia parašyta 105. Tokį ir pirkai mašį. 107. Tai blėt belenga. 4? 4? Čia tas. Aš pripratęs, kad tu saudėsi. O tai fainiai buvo Heidensiga šiaip. Tu nebuvai? Aš nebuvau, bet aš kaip galvojau, kad nelabai tam įdomiai. Šiaip fainai. Nes mes net ir tipo planavom žaisti gal 3 kartus, žaidėm 4 ar 5. Nu, tipo, net labai visiems patiko. O tai kas jeigu pasiemi, galbūt šneku, viską, žinai, sėdi toj mašinai. Nu, tipo, šnekuliuoja, žinai, nes dažniausiai va taip ir buvo, visi suvažiavo su savo mašinu ir į vieną mašiną 4 žmonės. Nu, tai zaibys tada Jo. mašina. Dabar va testą paleidžius, ką rodo karočią, tai dabar paleisime. Tai nupirko? Reikia dienos laukti, garažą, kad patvirtintų pirkimą. Tai ką darysim? Testą Tai vėdama išvažiavo. Nematysime skorbordą. Ai, šitai. O publikoje jau Tai turės. nereikia skorbordo, ar labai Nu reikia? jo, tipo nereikia, bet mums vis tiek, kad žinot, kaip dalinti po to, žinai. Nu, jeigu būtų kokie prizai, suprasčiau, žinai. Jo, dabar čia, taip po. čia tiesiog, kad pasižiūrės smagiai praėjo. Nu, svarbu veikia. Bazaras ant Androido per 2 minutės kaip
moka pagaut, na. Blet, APK zip. Kas tu čia ant lūpos? Su Nikolė susimušė. Nepanašu. Nesmurtaujat jūs ten? Nikolė, taip iš. Smurtauja, ne? Muša myli. Jo. Tu jos nemuši? Reiškis nemyli. Nekauju. Gerai, kad nestovėjau. Minus batai. Išvažiuoja. Ir sėdam, bet išlupo duris atsisėda. Išlipo. Įlipu, sako, ko tu čia nori? Net šonas atraukia, ble. Mes niekur nevažiuojam, pripakuosim mašiną. Tu palauk, ble. Davai, Rapolai, dabar tu. Lonce? Pažįstam. Čia. Tau garsiau gal pasakys. Kai tavęs žmogus paklausė, tu turėjai širdies atsakyti because. Bet man buvo sumuštas žmogus vienu žodžiu ir sako why. Sakau, aš klausiu why, sako because, sakau why, because. Ir aš sakau why, sako because I'm stupid. O jisai buvo gavęs ašarinių dujų. O tai tikrai dėsi bamperius? Jo. Tikrai? Jo. Kada? Turi dabar pažadėti. Birželio mėnesį. Kada jis hui ateis? Čia dar pusę metų. Pavasarį. Čia dar pusę metų. Pavasarį, kas čia liko iki pavasario, nieko. Nu gerai, bet birželio turi turėti. Birželį, taip, atvažiuosi. Ir Šiaip- darysim apžvalgą. Jo. Tai su kuo tu važiuoji? Su Karoluku. O Karolis važiuoja? Važiuoja. Mes su Vakarė komanda. O tai Karolis Agi, koks pavadinimas mūsų komandos? Nu, na, Happy Nation. Happy Nation? Galim būti Happy Nation. Happy Nation. Važiuojam. Nu ką, kebra? Aš turiu, žiūrėk, vaik, karočią. Mums reikia važiuoti ten. Taip. Nu, reikės ten važiuoti. Jau palaukiam biškį atstumų. Tipo. Yra taškas. Čia. Taip, ir dabar klausimynas. Žiūrėk toliau. Next. Suraskite ant ženklo įrašytą pavadinimą. Pavyzdžiui, kad tvenkinių ST taškas, jo. Tvenkinių ST. Gerai. Važiuojam toliau. Klausyk, toks čia vienas klausimėlis. O greitis reiškia kažką, kad mes čia greičiau nuskrendavo? Greitis jisai nieko daug nereiškia, reiškia daugiau pats taškų surinkimas ir konkrečių užduočių atlikimas. Bet tu neprivažiavai, man atrodo. Arčiau reikia. Tai jums svarbu yra įvykdyti užduotis, greitis visiškai čia nieko nereikia. Lemia laikas ten. Laikas. Jo, toliau next. Next. Atlikti yra duotas laikas. Pasidarykite identišką nuotrauką. Taip pat turit padaryti. Tipo pamyšt reikia. aš Eina. galiu pavaidinti Paryžių. Davai varyk, aš nufotinsiu. Ir dar arčiau, prieik arčiau. Dar arčiau, prie pat, jo. Prieik. Toj. Jo, ten ir tiesiai. Dabar jūs laik tiesiai, važiuok. Blet. Nejaugi vėl telefonas. Ai, Kur tavo kas? norėjau sakyti. Galvojau, vėl telefonas iškrito iš tavo mašiną. Rankai laikau. Taškas. O, užsidėgi. Aš noriu dabar nuskrinčiuoti taškus. Pasidarykite identiško formato. Einam fotkintis vakarį. Jo. Metik aiškiai, karoči. Mašina turi būti. Tak. Ai, ne? Mašina? Ai, reikia iš toliau. Čia į kairę. Kuriam šviesoforų į dešinę. Prie ko? Prie mandarino, jo, įvažiuoti į parkingą. Su baru ir be baro tu neįdomus.
Be Subaru nėra turbako. Suskaičiuokit LP Express paštomato skyrelių skaičių. Čia įsidėmėkite, kad turite laiko limitą, tad skaičiuokite greit. 6, 7, 8, 10 kart 11, 200. Leidži dar kartą? Ne, viskas. Per 3 sekundžių reikėjo suskaičiuoti. Tai, rimtai. Su kuo Night Riderį dirba siuntom? LT Express. Ar ne? LP Express? Pala. Man rodosi Omniva. Bet pala. Arba reikia atsidaryti jų svetainę. Aš Omniva. Oranžiniai Omniva. 0 taškų, question is answered correctly, bet time has been deducted. Nespėjom per laiką atsakyti. Gerai, čia dabar važiuoti. Santarus varyk tiesiai. Ignas, aš peržiūrėjau, žinok, aš irgi kažkaip tu. Davai. Bratva. Brat za bratą. Pala, ne taip, ne šitą, va, aš irgi raudoną lentą. Galiu įjungt, žiūrėk, galiu įjungt kamerą, jei galiu išjungt kamerą. Kietai, what the fuck. Žiauri kietai. Žiauri geras dalykas, ne? Jaunimas, jeigu žiūrite Igną, nerūkykite, nevartokite alkoholinių gėrimų, nes jie nėra geras. Ignas nerūko, bet vartoja alkoholinius gėrimus. Penktadienį vartosiu. Jo, penktadienį, žinok, aš irgi norėčiau. Važiuok čia. Gerai. Taškai. Ant tvoros atsaky. Kiam 8 sekundės, blė, liko, nu nahui. Wurfa, ne? Taip. Gerai, zabys. Važiuojam. Mes jiem padėjom, bet nesvarbu, nes čia, blėt, 2 PM taškų seni. Darom vaizdu? Darom. Na. Jeigu šert, tai šert normaliai, chebra. Čia sustok. Sustok čia. Jops, vaimai. Kur? Koks šio pastato numeris? Kiem 8? Ai, 32. Šią dieną mūsų komanda pradėjo brėžti savo kelionių labų per Lietuvą. Atsakykite vienu žodžiu, norėdami miesto pavadinimą. Anykščiai? Anykščiai. 8 taškų. Sorry, kad nutraukiu, bet mums reikia dabar per 6 sekundžių kažką padaryti. Dar privažiuok arčiau, viso. Taškai. Taip. Ai, ne, kitas locationas tiesiog. Pašol! Jo, tu gerai nuvažiavai. Lygtais žinotum, kur važiuos, blė. Viskas, atvažiuojam. Skaityk. Ai, važiuojam. Nieko čia nereikia daryti. Čia tiesiog spotas? Jo. Tiesiog praleisk mane, bičia. Nenorisi. Viso, stop. Pasidarykite kuo originalesnę nuotrauką, kurioje išniekinate šiukšliadėžę. Saivys. Palauk, čia ne šita mantra buvo, blėt, ar ta? Jo, gerai, maladės. Vakarė, blėt, MVP šiandieną. Taip, gerą tokį. Taip. Čia kažką reiks daryti, paliubomų seniai. Gerai, sustok, aš išmišyt galėtume iš karto. Kem sekundžių sustok, blėt, kada kunigaikštis Liudvikas Adolfas Vidienas perplanuoja Verkių rezidenciją, atsakėme metai. Neteisingai. Palauk, dar ne viskas. Kas dar? Sustok. Kas Neries Šilalė pirmasis pastatė mūrinius rūmus pilis? Kurva, Karolina, kur tu važiuoji? Istorinės asmenybės vardą ir pavardė be lietuviškų raidžių. Ai, Bibi dėjau, šnakai. Ten gal 20 vardų pavardžių. Ką? Nežinau, per 2 sekundžių aš ten tikrai nieko neperskaitysiu. Būtų bairis užduotis nusiplauti mašiną. Arba užsipilti kūro. Viso.
Čia kažkokia reabilitacijos klinika buvo parašyta. Kitas checkpointas. Detecting location. 5 štukės, tai važiuok tiesiai. Žiūrėk, jau beveik baigiam. Tai man atrodo, čia paskutinis locationas. Va, čia rašo visus taškus. 1 valandą 4 minutės. 8 PM. Kiek taškų tai? 8 PM. Bet kad 9 toliau, man atrodo, bus 500 metrų, o gal ir ne? Tai tiesiai reikia. Bled, nežinau, palauk. Važiuok tiesiai. K29, man atrodo. Gal, K29. Debilas. Valytuvas sustoja. Tikrai galvos gatvas. Va. Ten kažkur. Žiūrėk, pirmi mes. Agiri, tu nepaminė, aš sakiau, 8 kem surinkom taškų mes. Programėlė. 8 kem, ne? Tai plus 2 yra 8-7, man atrodo, dabar Bet jinai po visų rezultatų. Žinau, ką pasakysiu, mes esame puikiai komanda. Aš esu čia dėl grožio, nuotraukos gražesnės būtų. Ignas mūsų protas. Svarbiausia, mes esame Happy Nation. Happy Nation. Kiek taškų surinkot? Milijoną. Kiek? Milijoną. Pirmą vietą paėmėm. Aš turiu skrimčiuotą, aš irgi pirmą vietą paėmėm. Mes pirmą vietą paėmėm tikrai. WURTH. Mum veikia. Buvo teisingas? Jo. O mum ne. Karočią Aš dar, blėt, 3 kartus nahui peržiūrėjau. Čia buvo rimtas lipdukas. Aš jį pamačiau ir pagalvojau. Mes gavom taškus, jo, gavom, pamėm. Aš nežinau, kodėl tai buvo. 8-7. 8-7? Kiek tu? Kiek mes? 6 traumų. Kitą kartą įpsiūkytą šitą šturmaną. Kitą kartą reikės imti, blėt, mašiną, kur 4 durė normaliai yra, o ne, blėt, kupė, kur reikia atidarinėti. Atsisėdo pas mus šitas Donatas, jaučiu, fotografas, ar kaip. Ir aš visą laiką tiesiog prasikeikiu, gerai, iškirpsim, sako, blėt, reikės tiesiog dainą kokią, sako. Tai kiek taškų? 773. 773? Kiek taškiek? Nepilnai 773. O jūs palaikė? Nepilnai. Dar kokį... Pas mus ten apie štuką 600. Kažkur ten pametam skaičių. 8-7? 8-7. Kažką mes kuniovai skaičiavom. Man atrodo, mes kažką. O jūs lentoje atspėjat? Jo. Visus? Jo. Abudu? Tu atėjai pirmą numerį pamatėjai ir tą iš karto. Nes man laikas, man 5 sekundės buvo likusios. Taip, tas taip, kad... Ir karočią įrašiau laiką, einu, atsisėdau į mašiną, Karolis šert pradėjo žiūriu antras klausimas, bet tai kol apsisuko, kol grįžom. Jo, kol perskaitai ir kol išlipi iš mašinos, tai liko 10 sekundžių tiesiog atsakyti. Kaip jį išlipinė, bet iš kūpą, vakarį iš mašinos, tas uždaro durys, vakarį palau. O jūs paštomatą žinojat? Paštomatą iš karto, karočią. Maksą ten gavo, man atrodo. Ką dar trūksta žmonių? Pusę ten, blėt, vieni gavo namo, nahui, vidurį, sako, pasidėjau nahui. O kas geriau, karočią, hide and seekas ar šitas? Man šitas. Šitas, ane? Nors anam galima pavalgyti kultą. Vedėjo. Šitą programėlę, tipo, jeigu to nori pradėti, 100 eurų. O tai ką, nupirko dabar kažką ar kaip? Dabar nupirko. Jie karočią senų prie senukų. Bankas patvirtina per vieną biznis dieną. Tai, blėt, sako, tu startuojam, o paskui po publiką padarys tokį. Ir per publiką atsipirks karočią. Čia žmonės sakė, kad jam labiau patiko šitas negu hide and seekas. Blėt, nu čia kaip iš tokio, žinai, skirtingo formato renginiai, tipo, pačias pradė toks biškį. Nu, aš padariau apklausą, sako, kad geriau šitas. Tu netgi, blėt, tas mes nuomonės. Jo, aš... 8-3-3. Buliot, o arti Karolio, gerai. Veidmė, kiek jūs taškų? Kodėl arti Karolio, blėt? O, na, rekordinam dabar visus. Gerai, sorry. 3 vietos. Trečioji vieta atitenka Škodos ekipažai. Rapulo ekipažai. Ir pirmoji vieta šiandieną kulminuoja ir nugali K9 Karolio. Gerai, tą turime ir už 500 taškų laimėtus. Vienas Vidmis. Bet laikas taip pat. Žodžiu, mini planas. Dabar, žodžiu, tokį renginį padarysime per Contrivy mytą. Vėliau padarysime ir tokį mytą public. Tam tikrais intervalais, ne kiekvieną savaitę, bet padarysime, žodžiu.
Ir paskui atėjus kovo arba balandžio mėnesiui darysime mūsų vėl kelionę į kitą miestą. Pradžią aplankėme Anykščius, paskui aplankėme Klaipėdą. Šiais metais, manau, lankysime arba Druskininkus arba Birštoną. Tai varom Pilaitės maką? Jo. Pilumakas, baudžiam? Baudžiam! Varom į Pilaitės McDonald'ą!